Nerimaujate dėl pokyčių? Galvojate, kaip sutaupyti? Su Baltikum tai paprasta. Sumokėkite už Baltikum paslaugos avansu, už kiekvieną mėnesį suteiksime jums nuolaidą, o jūs negausite jokių sąskaitų. Ir Baltikum paslaugomis net iki 2 metų naudositės pigiau. Sumokėkite dabar ir būkite ramūs dėl ateities. Baltikum, jei norisi pigiau. Ketvirtadienio spalio 23 dienos laidoje. Kėdainių profesinio rengimo centro pedagogai naujas mokymo programas kuria atsižvelgdami į rajono darbdavių lūkesčius. Su vaikais dirbantys specialistai bei juos globojantys žmonės dalijosi patirtimi apie socialinių ir emocinių ryšių svarbą. Josvainių socialinėme centre koncertą senjorams dovanojo Vikaičių vokalinis moterų ansamblis Nikė. Kėdainių profesinio rengimo centro pedagogai, rajono savivaldybės ir verslo įmonių vadovai dalyvavo susitikime, kuriame buvo svarstoma, kaip šioje įstaigoje besimokantiems moksleiviams pasiūlyti kuo efektyvesnės mokymosi programas, kad baigę mokslus jaunuoliai užtikrintai galėtų rasti darbą pasirinktoje mūsų rajono ar kitoje įmonėje. Pokalbis vyko pakankamai dalykiškas, matosi, kad naujasis direktorius jau susipažinęs su profesinio rengimo centro veikla ir turi idėjų. Susitikime dalyvavo taip pat ir verslo atstovai ir mes kartu tarėmės, kaip galėtų profesinio rengimo centras tenkinti labiau mūsų verslininkų poreikius, ruošiant tuos specialistus, kurie yra reikalingi, kurie yra paklausus mūsų verslo įmonėse. Tai pirmiausiai aplankys verslo įmonės, tada mokykla lygiagrečiai paruoš ir ruoš iki vasario mėnesio maždaug naujas programas. Ir tuo pačiu metu mes tarsimės dėl galimybių verslo įmonėse moksleiviams profesinio rengimo centre atlikti praktiką, turėti tokią kaip gamybinę bazę ir ieškos taip pat profesinis rengimo centras galimybių, kad moksleiviai galėtų didesnę dalį centro moksleiviai skirti praktiniai veiklai ir, pavyzdžiui, paskaitos užsiėmimai galėtų vykti savaitgaliais, šeštadieniais, o kitomis dienomis galėtų daugiau praktinė veikla įmonėse užsiimti ir galbūt tai pavyktų susitarti apmokėjimų klausimus, susiderinti ir kitus dalykus. Ir po to būtų trečiasis etapas, tai lankymas bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų ir tiesiogiai sutarčių sudarimas su moksleiviais, kurie galėtų rinkti šitas profesijas ir įsigyti profesinio rengimo centre. Kėdainių profesinio rengimo centro direktorius Dangiras Kačinskas minėjo, kad šiuo metu įstaigoje mokosi apie 600 moksleivių. Tačiau pakalbėjus su rajono darbdaviais aiškėja, kad kai kurių reikalingų darbininkiškų profesijų specialistų Kėdainių profesinis rengimo centras neruošia. Šiais mokslo metais Kėdainių profesinio rengimo centre mokosi apie 600 besimokančių mokinių. Populiariausios specialybės yra tai automechaniko, autošaltkalvių, statybininkų apdailininkų, taipogi maisto pramonės darbininkai, barmenai, logistai, tai tokios populiariausios. Man kaip naujam vadovui iš tikro dar tenka susipažinti ir viena mano pirmų dienų, pirmų mėnesių tokių veiklos krypčių yra susitikimas su mūsų rajono įmonių vadovais, verslo atstovais, su darbo biržų atstovais, kad sužinoti iš tikro, pajusti tą pulsą, ko pirmiausia, kokių darbininkiškų profesijų reikia mūsų rajonui. Taigi tie susitikimai vyksta ir iš tikro jau su administracija pasitarimuose mes po truputį pradedam dėlioti netgi kitų mokslo metų planus ir tikrai galvojam, kad pasiūlysim mūsų abiturientam, kurie ketina stoti į profesinio rengimo centrą mokytis, tam tikrų naujų specialybių, kaip elektrikai, staliai.
frezuotojai ir kitos. Kai kurių, be abejo, kaip frezuotojai mes tos specialybės bent artimiausių metų tikrai negalėsim pasiūlyti, nes neturime mokymo bazės, bet kas liečia stalių, sakykime, elektrikos mes turim bazę ir tikrai tas specialybės bandysime kitais metais siūlyti mūsų bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams. Kėdainių rajono mokyklų psichologai bei socialiniai pedagogai, seniūnijų socialiniai darbuotojai, vaikų globos įstaigų specialistai bei vaikus globojantis ar tik tai daryti besiruošiantys žmonės buvo kviečiami susitikti su psichologinės paramos ir konsultavimo centro bei vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais ir daugiau sužinoti apie vaikų bei jaunuolių socialinių ir emocinių ryšių svarbą, apie psichologinės ir adaptacijos naujose šeimose problemas bei jų sprendimo būdus. Pakvietėm šiandieną visus, kurie yra suinteresuoti globojamais vaikais, vaikų globa, įvaikinimu, kas dirba su tokiais vaikais. Taip pat Kėdainių visuomenę kvietėme, kurios domina šitie klausimai, susipažinti, kaip yra svarbu vaikui netekusiam tėvų globos, jo socialiniai, emociniai ryšiai su kitais žmonėmis, su savo buvusią aplinką, su artimaisiais. Ir šiandien vyks tiesiog filmo peržiūra, būti mylimam, to filmo aptarimas, diskusija. Svečiuose turim pasikvietę savo partnerius iš Kauno psichologinės paramos ir konsultavimo centro. Padės mums vesti tą diskusiją, komentuoti, bet statistika šiaip nėra tokia bloga, tam tikra prasme gal ir nelabai gera, nes 300 vaikų yra šiandien dienai globojamų, netekusių tėvų globos, tačiau iš jų 197 gyvena šeimose, o 103 tik tai globos institucijose. Aišku, ir norėtųsi, kad ir tie 103 surastų savo šeimas. Tai manau, kad nėra labai blogai, tai kadangi šeimose yra iš tiesų dvigubai daugiau, bet to norėčiau pasidžiaugti, kad šiais metais tėvų globos neteko, bet iki spalio pradžios tik 15 vaikų ir 14 iš jų buvo apgyvendinti ne globos namuose, o šeimose irgi. Kas būtų ankstesniais metais, po 40 ir daugiau vaikų tekdavo paimti, prarasdavo tėvų globą, tai šiemet tikrai, manau, čia visų bendrom pastangom ir socialinių darbuotojų, kurie dirba su rizikos šeimomis, tikrai nedaug palyginti vaikų prarado savo šeimas. Filmas Būti mylimam, jis yra ir skirtas prieraišumo temai ir šiame filme rodomi kūdikiai, kurie gyvena kūdikių namuose ir kurie yra netekę to esminio ryšio su savo mamomis ir kurie be abejo tikisi ir laukia, kad kada nors atsiras šeima, kuri juos priims ir kuri juos mylės. Labai svarbu vaikui užmegzti ryšį su vienu žmogumi. Tai gali būti nebūtinai mama. Jeigu mama neaugina vaiko arba jeigu mama nenori auginti, tai labai svarbu, kad atsirastų kitas žmogus, kuris galėtų tenkinti vaiko poreikius. Ir tarp tų problemų tai yra nesaugumas, ar ne? Nepasitikėjimas savimi ir pasauliu. Nuolatinis nerimas, kuris lydi vaikus, nes šalia nėra vieno suaugusio žmogaus, kuris galėtų nuraminti vaiką, priglausti, paglostyti ir kuris galėtų vaiko nerimą pasiimti savo. Tai iš tiesų šie vaikai turi problemų, bet tai yra problemos, kurias jie įgyja negyvendami su šeima, o gyvendami institucijoje. Žinoma, darbuotojai stengiasi iš tikrųjų, kad vaikams materialiai nieko netrūktų, ar ne, kad jie būtų aprūpinti, pavalgę. Ir tai filme akivaizdžiai parodoma, kad vaikų fiziniai poreikiai yra tenkinami, bet nėra tenkinami emociniai poreikiai. Josvainių socialinėme ir ugdymo centre gyvenantys senoliai spalio mėnesį sulaukė svečių, kurie juos pradžiugina dainomis ir eilių posmais. Pasak šio centro direktorės Erikos Markovos, džiugu, kad ne tik įstaigos personalas besirūpinantis gyventojų gerbūvių ir iškilomis užima senolius, tačiau ir visa miestelio bendruomenė prisideda prie renginių bei tradicijų puoselėjimo. Mes tikrai spalio mėnesį visada sulaukėme kažkokio tai dėmesio, ar iš vienos įstaigos, ar iš kitos, ir šiandieną mus atvyko pasveikinti moterų klubas Aušra ir mums dovanoja koncertą. Tai mes esame labai dėkingi, kadangi tikrai
seneliai toks kontingentas, kuriems matyti senatvėje nebūna per daug tų tokių švenčių, dėmesio parodymo. Spalio 2 dieną mus pasveikino Josvainių mokyklos ansamblis Auštarėlis. Puikiai žinote, kur vadovauja mokytoja Aušra Giedrienė. Tai buvo tikrai labai gražus koncertas su žaidimais, su liaudiškomis dainomis. Tai seneliai tikrai buvo labai patenkinti, nes buvo ir puikus oras. Tai va taip smagiai praleidome laiką, o dabar dar sulaukėme ir moterų klubo Aušra. Tai manau, 2 renginiai per mėnesį, tai čia yra tikrai daug. O paskui jau sėkmingai lauksime Kalėdų. O šiaip šiai dienai mes senelių turime nemažai, 40. Apie 20 senelių yra su sunkia negale, daug tikrai labai gulinčių. Ir dabar didžiausias mūsų įstaigos rūpestis tai 15 metų sausio 1 dienos įsigyta licenzija. Tai vat ruošiamės, remontuojamės, labai norim padėkoti savivaldybei, kuri skyrė mums lėšų trūkumams pašalinti. Remontuojam higienos patalpas, kad atitiktume visas normas. Paskui valgomuosius padarysim pagal irgi higienos normas, kadangi yra nurodyti kvadratūrą vienam gyventojui. Techniką visą medicinos irgi atnaujinam, kur reikia. Konvekcinės lovos, matrasai, visokie staleliai, puodeliai, lašelinės, viskas. Daug tų visokių įvairių priemonių. Ir, sakykime, gulinčiam žmogui išplauti galvą, kad nekeliant jo iš lovos, yra specialūs tokie prietaisai. Ir tikrai bus seneliam daug patogiau. Ir išplatintos durys, kad būtų galima į higienos patalpas įvažiuoti su vežimėliu, kad būtų galima patogiai nuprausti žmogų su specialiomis kėdėmis prausimosi. Senolius aplankiusios moterų klubo Aušra bei Maltos ordino pagalbos savanorės tikino, kad prie jų organizuojamų akcijų prisideda vis daugiau žmonių. Tad lankomi vieniši senukai sulaukia ne tik šilto maisto, bet ir džiugių emocijų. Ruduo dainose, ruduo žodžių posmuose. Tiesiog norim seneliams padaryti tradicinį renginį ir padovanoti rudens eiles ir dainas, kurias atliks Vikaičių bendruomenės centro moterų ansamblis Nikė. Kokios organizacijos susivienijo būtent čia? Josvainių seniūnija, Maltos ordinas, Kėdainių tarnyba, aišku, mūsų Josvainių moterų klubas Aušra ir aišku, kaip čia be Josvainių socialinio centro. Ar dažnai tenka lankytis kažkur, tai padėti seneliam, šiaip kaip Maltos ordinas? Taip, mes Josvainių seniūnijai, kad ir turim senelių namus, bet lankom 4 senelius. Turėjom 7, iš viso liko 4 seneliai vieniši. Tiesiog jie nenori išeiti į senelių namus, jie turi savo namus, turi savo šuniuką, turi savo kačiuką ir jie nenori išeiti. Tai mes šiek tiek palengvinam, į savaitę kartą nuvežam karšto maisto. Kiek yra aktyvių moterų, kurios prisideda? Mūsų savanorių yra 15, bet kaip ir visą laiką dauguma yra aktyvios, tik 7, kurios gali dalyvauti visur. Aišku, vienos ar kitos yra negalima pateisinam jas, nes dirba toks laikas, kad 5 valandos ne visos gali išeiti iš darbų. Tiesiog Maltos ordinas, kuris jungia visus Kėdainius, tai eina ir Pelėdnagiai, ir Krakių bendruomenė. Mes tik tai kaip organizatorius, kaip mūsų Josvainių moterų klubas. O taip tai visi, daug yra tų maltiečių mūsų. Interneto kabelio. Už visus. Kur nepasiekia laidas, pasieks belaidis Baltikum internetas. Biure ar namuose, užmiestyje ar dar toliau. Baltikum belaidis internetas. Neribotas ir stabilus. Tavo gyvenvietėje. Kėdainių kultūros centro renginiai. Lapkričio 2 dieną, 16 val. Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje vakaras mirusiems menininkams atminti. Lapkričio 13 dieną, 12 val. Lietuvos neįgaliųjų draugijos mėgėjų meno kolektyvų šventė Vilties paukštė. Lapkričio 15 dieną Akademijos kultūros centre 14 val. Kėdainių kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos Vilainiai 40 metų kūrybinės veiklos sukakties šventė. Programoje kapelos Vilainiai koncertas, kompaktinės plokštelės Kol mes visi pristatymas.
Svečių muzikiniai sveikinimai koncertuos Šakių rajono Lukšių kultūros centro Zyplių dvaro kapela, kapela Šeduvos bernai, Pasvalio kultūros centro Mikoliškio kaimo kapela Apinėlis, Radviliškio kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Radvyje, Kauno rajono Babtų kultūros centro kapela Šventupis, šventės vedėjai Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas. Šis nemokamas renginys dovana kiekvienam jūsų. Švęskime kartu. Renovuotas ir erdvus Akademijos kultūros centras svetingai sutiks ir sutalpins visus atvykstančius. Maloniai kviečiame aplankyti 6-osios Lietuvos tekstilės meno bienalės parodą Tekstilė X. Paroda atidaroma spalio 24 dieną penktadienį 17 val. Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje. Paroda veiks iki lapkričio 30 dienos. Spalio 24 dieną 17 val. Romo Dambrausko naujausio albumo Anapus tylos pristatymas. Radio centras pristato Picasso albumą Muzika mylėtis. Populiariausios dainos ir papildomi kūriniai naujajame grupės albume. Picasso Muzika mylėtis. Gerai skamba garsiai ir tyliai. Italų muzikos pasididžiavimas. Scenos džentelmenas Riccardo Fogli su grupė Love Italy Band. Un giorno in più che se ne va, dimenticato tra i rumori di città. Spalio 24 dieną Kėdainių arenoje. Bilietus platina Ticketmarket. To mūsų šalis dar nematė. Lietuva užkariauja neregėtą Afrikos liūtų karalystę. Programoje net 10 Afrikos liūtų. Artistai iš Kinijos, Latvijos, Rusijos ir Ukrainos. Jūs turite tai pamatyti. Aš galvoju, gamta tai grandinė gyva. Svarbi kiekviena grandis. Augalas paukštis. Jau nuo lapkričio 8 dienos aplinkosauginės kampanijos Aš galvoju koncertinis turas 4 miestų arenose. Pirkdami bilietus į koncertus tiesiogiai prisidėsite prie aplinkosauginių projektų įgyvendinimo.